Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jūs mokate vyriausybei mokesčius. Šie mokesčiai vėliau paskirstomi įvairioms ministerijoms. Joms nebereikia vaikščioti į kiekvieną ministeriją ir joms mokėti atskirai. Jūs sumokate į vyriausybės iždą, o pinigai paskirstomi. Tai pagrįsta. Bet jūs sakote, kodėl aš turėčiau mokėti valstybei. Aš mokėsiu tai ministerijai. Jūs galite pabandyti, bet to nepakaks. Tai netobulas požiūris. Taigi, galite mylėti žmoniją, bet kadangi nemylite Krišnos, todėl nemylite karvių, siunčiate jas į skerdyklą. Taigi, jūsų meilė bus ydinga. Ji niekada nebus tobula. Jei mylite Krišną, vadinasi, mylite net mažiausią skruzdėlę. Toks žmogus nenorėtų žudyti net skruzdėlės. Tai yra tikroji meilė. Aš sutinku su jumis. Mes mylime labai prastai. Žudome gyvūnus. Bloga meilė nėra meilė. Bet ar tiesa priešingybė, kad mes labai gerai giedame ir galime mylėti Krišną, net jei nemylime savo bendrapiliečių? Mes giedame, bet taip pat ir dirbame. Kadangi mes kartojame šventą vardą, mes mylime visus. Tai faktas. Šie žmonės kartoja Hare Krishna. Jie niekada nesutiktų nužudyti gyvūno, net augalo, nes jie žino, kad visi yra neatsiejama Dievo dalis. Kodėl tada žudyti be reikalo? Tai meilė. Ką meilė reiškia niekada nežudyti? Meilė reiškia daug dalykų. Tai tik vienas aspektas. Taip, tai reiškia nežudyti. Ar jūs nužudysite savo sūnų? Ir kodėlgi ne? Nes jūs mylite jį. Ar galėtumėte paaiškinti kitą Bhagavad Gitos pusę, kuri pasakojama mūšio lauke? Krišna aiškina Arjunai, ragindamas jį žudyti. Šis žudimas tai nelaimingų gyvūnų, duodančių pieną, žudimas ir skerdimas. Jūs geriate pieną, tai jūsų motina. Ir tu ją nužudai. Ši žmogžudystė ir ana žmogžudystė nėra tas pats. Pagal vedų civilizaciją karvėms turi būti suteikta ypatinga apsauga. Kodėl? Nes taip jie sako apie karves. Apie kitus gyvūnus taip jie nesako. Šrila Prabhupada, jūs žinote, kad jie Maha mantros kartojimą laiko užkerėjimu. Tai gerai, jei pavyksta juos tokiu būdu užkerėti. Net daktaras Džiudas tuo sutiko. Jei pavyks užkerėti narkomanus, hipius, kad jie atsigręžtų į Krišnos sąmonę,
Tai bus didelis pasiekimas. Kad ir kas tai būtų, daktaras Džuda sutiko. Taigi, jei tokio tipo hipnozė duoda gerų rezultatų, kodėl jos nepriimti? Jei ji būtų naudojama žalai padaryti, tai jau kitas reikalas. Jei ji neatneša jokios naudos, kodėl jos neatmesti? Ką manote? Aš nežinau, kaip reaguoti. Manau, kad sutinku su tuo. Jei tai gerai, tuomet visus gerus dalykus reikia priimti. Mane persekioja problema, kaip galima būti tokiam tikram, kad žinai, kas yra gerai, ypač kai kalbama apie karą. Manau, kad mane tai šiek tiek labiau sunerimtų. Ką jūs turite omenyje, sakydami karas? Jūs sakėte, kad karas kartais yra būtinas. Manau, svarbu žinoti, kaip tai išspręsti. Tai būtina, o tai reiškia, kad negalima tikėtis, jog visi šiame materialiame pasaulyje bus šventi. Yra blogų žmonių. Jeigu jūs užpuola blogas žmogus, argi ne jūsų pareiga kovoti ir gintis? Bet gali būti, kad aš ir esu tas blogas. Ir vis dėlto aš laikau kitus blogais. Ne. Net Dievas skiria gėrį nuo blogio. Jis sako, yra blogų žmonių. Dievas mato, kad yra ir gerų, ir blogų. Mes neatsiejama Dievo dalis ir turime laikytis to paties požiūrio. Nuo to nepabėgsite. Kūnas nėra Dievas. Jis sako, kad kai sakome, kad viskas yra Dievo dalis, argi kūnas nėra išimtis? Ne, kodėl? Kūnas taip pat yra Dievo dalis. Kūnas taip pat yra Dievo dalis. Tai kita energija. Suprantu, žemesnė energija. Viskas yra Dievo energija. Kūnas taip pat yra Dievo energija. Geriausias būdas panaudoti kūno Dievo energiją yra panaudoti ją Dievui. Tada kūnas tampa dvasingas. Kūnas taip pat yra Dievo energija. Jei jis tarnauja Dievui, tada kūnas nustoja būti blogas sandoris. Jis tampa geru sandoriu.